Labą dieną. Preliminarus Supermoto trasos pristatymas. Mūsų vairuotojas ir šiandienos darbininkas Virginijus Visockis. Nu ir jūsų kipsas Ruslanas Vykovas. Mūsų šiandienos darbas. Bekelės atkarpa padaryta tam, kad galėtų dalyvauti ne tik patyrę važiuotojai, bet ir mūsų mėgėjai. Tai šį kartą išvengiam tramplinų. Tramplinai ateičiai bus pastatyti visai kitoje vietoje. Šita trasa taip ir liks mūsų mėgėjam ir didelėm motociklam, kad galėtų važiuoti ir nešokinėti, nesibaimindami nelaužyti savo technikos. Važiuojame asfaltę, pirmas asfalto posūkis. 6 metrai nuo išorinės pusės trasos plotis. Pirmas natūralus tramplinas iš asfalto. Čia važiuosim tiesiai, kol kas dar trasa nesužymėta, bet bus sužymėta pirmas posūkis, esas gesinimas vidury šitos tiesiosios, kad labai stipriai nelėktume. Šiek tiek tiesiai. Dar vienas vingis. Kilpa dar didesniam greičio gesinimui. Išvažiuojame buvusią seną autodromo trasą. Čia vėl bus 90 laipsnių posūkis, slidingas. Čia bus pirma ir vienintelė kliūtis šiais metais, vadinamas aliopas. Bet kaip daug kas įsireiškia, kiaulės kupra. Nu ir mūsų finišas. Finišas ties teisėjų brūkštelių, posūkis. Ilgas posūkis, ilgas. Ir greitas posūkis iki pat galo asfalto. Turėsim biškį saugaus priešpriečio eismo. Nu ir sustojam čia. Posūkis į dešinę. Ir dar likęs biškį darbelis, kelias valandas, bobketis palyginti šitą atkarpinę. Ačiū uždėmesį.